Ir ši giesmė dar sykį mums primena Jėzaus žodžius, ko visų pirma turėtume siekti, ieškoti. Ir šioje giesmėje galime kaip vienoje eilutėje paminėta, kaip ir šis pasaulis, pasaulio karalystė ir Dievo karalystė. Ir raginimas, ko visų pirma turėtume siekti. Ir ką mes visų pirma siekime, tai priklauso nuo to, kiek mes vieną ar kitą ką labiau vertiname. Arba kasdienė duona, kuri taip svarbi mūsų kūnui, kaip maistas. Ir štai Dievo žodis, kaip pasakyta, ne vien duona žmogus gyvas, bet kiekvienu žodžiu. Ir vėlgi, ką mes daugiau branginame, vertiname, tai vėlgi priklauso nuo to, kiek mes įvertiname vieną ar kitą. Taip jau žmogus esame taip surėdyti, kad tai, ką mes labiau branginame, vertiname, tai mes turbūt visų pirma ir renkamės. Štai įsivaizduokite, du kolekcionieriai susirenka, rodo savo kolekcijas, vienas parodo kažkokią ten monetą, sako, va, čia tikrai vertingas daiktas, o kitas sako, koks čia vertingas, jis nieko vertas, va, pažiūrėk, va, šitas tai vertingas. Ir gali susiginčyti, pas kurį vertingesnis ten tas daiktas. Arba kitas, va, o čia tai muzika tikrai vertinga, net už širdies ima. O kitas sakys, oi, aš ir veltui neičiau į tokį koncertą, o tu dar pinigus mokėjai. O šitos paklausyk, o čia tai vertinga. O kitas sakys, oi, aš tokia beklausydamas turbūt iš proto išeičiau po poros valandų. Matome, kaip išsiskiria vertybės. Ir taip, visi mes esame skirtingi ir žmonės skirtingi ir turi skirtingas vertybės atžvilgių tam tikrų daiktų, tam tikrų reiškinių. Net ir apie žmogaus charakterio savybės. Vienas sakys, taip, šitą žiūrėk, kokios nuostabios, kokios jo charakterio savybės, vertybės. Sakys, pas šitą eik tu, visiškai bjaurus žmogus, tu dar vertini tai jame. Kiekvienas, matote, žiūri per savąją prizmę ir gali matyti vienas teisingai, o kitas gali matyti kaip toj kreivų veidrodžių karalystėje iškreiptą vaizdą, nors bus įsitikinęs, kad tai ir yra tikrasis tas vaizdas. Taigi žmogaus vertybės, mes kiekvienas turime tam tikras vertybės. Kažką tai vertiname daugiau, kažką mažiau ir jos kartais būna itin skirtingos. Vieni gali vertinti tai, ko kitas visiškai nepastebi. Kažkada teko perskaityti tokį palyginimą ir galvoju, koks jis yra teisingas. Iš tikrųjų, ypač tie, kurie gimė, užaugę prie jūros, kasdien mato saulėlydį ir itin dažnai neįvertina to saulėlydžio grožio. Ir ypač pabrėžiama žvejai, kurie nuolat tos tinklus ten leidžia į jūrą, traukia. Ir atrodytų toks grožis, saulė leidžiasi, gerėtųsi to grožio, o jie to grožio nemato, neįvertina, nes jų visas susitelkia jie į tą tinklą, į tą žuvį. Ir gali metų metais žvejoti, o taip ir nepasigerėti, nepastebėti to nuostabaus grožio, kaip gražiai saulė leidžiasi už horizonto. Ir matome vėlgi, kaip gali būti viskas skirtingai. Vieni laiko nieko vertomis kažką tai šiukšlėmis, tai už ką kiti galbūt pasiruošę pakloti didžiulius pinigus, kur ten kažkas ten milijoną ar kiek sumokėjo už ant sienos priklijuotą bananą. Atrodytų vertybė, taip, nors jau buvo supuvęs ir vertas tik į šiukšladėžę išmesti. Taigi vertybės iš tikrųjų jos valdo mūsų gyvenimą. Jos nusprendžia mūsų kasdienius pasirinkimus, ką mes pirksime, ko nepirksime, kur mes eisime, o kur niekada neisime, ką mes saugosime, o ką taip pamesime kažkur tai prie durų. Jeigu kažkas paims, pasisavins, tai galva dėl to neskaudės. Vertybės jos valdo mūsų gyvenimą. Jos nusprendžia, kaip mes leidžiame pinigus, kam ir kaip aukojame savo laiką, savo jėgas, ką mes labiau branginame, ką mažiau, ką išmetame, o ką iki šiol saugome, sergime, nors galbūt to senai mums nebereikia. Ir ko ne kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, mūsų pasirinkimą nusprendžia mūsų išpažįstamos vertybės. Pačius svarbiausius sprendimus gyvenime taipogi nusprendžia mūsų vertybės. Ne šiaip kaimyno vertybės, draugo vertybės ar daugumos mūsų šalies ar kažkokio kolektyvo vertybės, bet būtent asmeninės vertybės.
Galbūt kartais galite ten iš mandagumo palinkčioti galva, pritardami kito subjektyviai nuomonei, vertinimui, tačiau giliai širdyje vis tiek jūs pasiliksite prie savo įsitikinimo, prie savosios vertybės, kuri ir toliau lems jūsų kasdienius pasirinkimus, jūsų gyvenimo būdą. Taigi mes kažko galbūt visai nevertiname, kažką galbūt vertiname, kažką mažiau vertiname, tačiau dar kažką tai labiausiai vertiname, labiausiai už viską gyvenime. Vienoje giesmėje mes giedame, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Taip, tai yra tiesa, bet jeigu giliai širdyje žmogus kiekvienas save ištirtų, pažiūrėtų, kad ar tikrai kiekvieną dieną elgiamės, gyvename taip, kas paliudytų, kad tikrai tikėjimas yra didžiausias turtas, o galbūt kartais primirštame šį didžiausią turtą. Taigi asmeninės vertybės, jos nusprendžia mūsų prioritetus, jos nusprendžia mūsų gyvenimą ir tai dar sykį parodo, kaip svarbu, kad tosios vertybės būtų teisingos, kad jos atitiktų tikrai dieviškai standartą, kad jos nebūtų iškreiptos, kad jos nebūtų primestos šio pasaulio kunigaikščio, kurios gali būti Dievo akise visiškai jokios nevertybės, o priešingai kažkas tokio, kas gali mums ir kenkti, o galbūt net ir visiškai mus pražudyti. Taigi, kasgi nusprendžia mūsų pačių vertybės, kas jas ugdo ir išugdo mumise, kuo mes vadovaujamės, kai bandome įvertinti kažko tai vertę, nusprendžiame, kiek vienas ar kitas dalykas yra vertingas. Kartais būna žmogus pažiūri filmą, ateina, kiekvienas privalo tą filmą pažiūrėti, būtinai, tiesiog kiekvienas privalo, paimi, pažiūri ir galvoji, 2 valandas išmečiau kaip iš šiukšlyną, nieko verta. Nors tam žmogui atrodė, kad tai kiekvienas privalo tą filmą pažiūrėti. Ir nieko čia tokio smerktino nėra, tiesiog vien tas žmogus taip vertino, o kai tu pats pamatai, tu jau per savo tą prizmę įvertini ir jau savo kainą nustatai. Net ir turguje kartais būna, po kiek jūs kainuoja tas ir tas, sako, kiek siūlai, būna ir tokių atvejų, tiek siūlau, gerai, imk. Reiškia, žmogus galbūt būtų pasiruošęs ir veltui atiduoti, o jei dar kažką tai tu jam pasiūlei, tai toks kaip bonusas gaunasi, kaip malonė. Taigi, kuo mes vadovaujamės, kai sprendžiame kažko vertę? Daugumos įvertinimas, draugų požiūris, tėvų galbūt išpažįstamos vertybės, ilgametės tradicijos. Taip, šie paminėti dalykai, jie įtakoja mūsų vertybės. Galbūt mūsų pačių asmeninis skonis. Ir kol vaikai maži, taip, už juos viską sprendžia jų tėvai, kurie tikrai geriau žino, kas turėtų geriau žinot, kas yra iš tikrųjų vertinga. Tačiau, kai augdami vaikai tampa vis labiau savarankiškesni ir jie vis daugiau sprendimų, pasirinkimų jau daro patys, ir dažnai netgi imdami maištauti prieš tėvus, sakydami, aš jau geriau žinau, ko man reikia, kas man yra vertinga ir kas man yra naudinga. Taigi tikrai didelė vertybių įvairovė ir dažnai ir ta žmogaus laimė, bent jau ta žemiškoji laimė, tikrai daugelį atvejų priklauso nuo jo išpažįstamų vertybių. Žmogus galvoja, štai gyvenu taip susispaudęs viename kambariuke, šeima didelė, jeigu didesnį butą pavyktų įsigyti, tikrai būtų laimė. Tikrai gyvenimas palengvėtų, jis būtų laimingesnis. Tikrai kitas galbūt galvoja apie pakeisti automobilį į geresnį, naujesnį, galbūt neturi iš ko, bet taupo ir štai atsiranda galimybė. Ir tikrai jaučiasi kažkiek laimingesnis. Žmonės Lietuvoje kiti eina iš proto, kai ten 10 vyrų aplink kamuolį laksto ir laimi viena komanda. Ir jie iš proto eina, kad komanda laimėjo, nors už poros valandų tos emocijos išgaruoja ir nulis lieka iš tų emocijų. Absoliučiai nieko, tai yra jokios išliekamosios vertės, tai neduoda žmogui. Nors kažkokį tai momentą žmogus pasijunta laimingas. Štai mes vienu tašku laimėjome ir kas nuo to pasidarė. Taigi, daugelis laikosi nuomonės, kad vertybės kiekvieno asmeninis reikalas, sako, nėra tokio absoliutaus standarto vertybėms. Tau yra vertybė tai, o man yra vertybės tai. Ir todėl niekas negali nurodyti, kas iš tikrųjų yra tikrosios vertybės. Kas svarbu ir vertinga tau, nebūtinai vertinga man.
Štai apaštalas Paulius, rašydamas Timotiejui 2 laiške, jis sako tokius žodžius 3 skyriuje. Žinau, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus savimilos, godus pinigų, pasipūtę, išdidus, piktžodžiautojai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, storžieviai, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą. Dedasi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių, ragina Paulius Timotiejų. Ir jeigu atidžiai įsižiūrėtume į šį sąrašą, tokį tikrai nemielą sąrašą, tokį atgrasų sąrašą, nekenčiantis to, kas gera, turbūt nei vieno neatsirastų, taip, tai yra gera, bet aš renkuosi nekęsti to, kas yra gera. Kažin ar taip rastume žmogų, kuris tai pripažintų. Tiesiog tai jis nekenčia to, kas gera, nes jam tai atrodo, kad tai yra bloga. Tai yra problema tame, kad kažkas įvyko žmogaus širdyje. Tos vertybės apsivertė aukštyn kojomis. Ir žmogus turbūt joks nesakytų, aš noriu būti piktžodžiautojas ir neklusnus gimdytojams. Turbūt tikrai to nesakytų, bet būdamas neklusnus gimdytojams, jis tiesiog mąsto įsitikinęs, kad jo tėvai, jo gimdytojai yra pasenę, jau gyvena senamadiškomis idėjomis, jie nieko nesupranta, pas jos vertybės iškreiptos, o aš dabar nauja karta, liberali karta, aš geriau žinau, kas yra tikrosios vertybės. Tai yra jis, bet kuriuo atveju įsitikinę, kad tai yra vertinga, bet problema yra giliau, širdyje, savimila, godus pinigų, nekenčianti to, kas gera, labiau linkę į malonumus negu į Dievą. Visą tai matome kasdien, mes matome šiame pasaulyje, matome visur ir tai puikiai atspindi, ką žmogus vertina, kas išeina iš jo širdies. Ir vertybės tai nėra šiaip sausa teorija, kuria žmogus turėtų vadovautis, tarsi instrukcija. Pateiktų dabar mums tokią instrukciją ir sąrašas, tikrosios vertybės. Va tai brangink. Nepavyks mums taip, nes jeigu mes nepamilsime ir patys iš širdies neįvertinsime to, kas net jeigu ir būtų tame sąraše paminėta, tai netaps mums vertybėmis. Kol mes patys asmeniškai to neįvertinsime, neįsitikinsime, nepamilsime ir neimsime branginti to, kas ten būtų paminėta. Todėl vertybės, jos visada išplaukia iš mūsų širdies, jos įsišaknyja mūsų širdise, mumise, jos tampa tais mūsų gyvenimo principais, kuriais mes kasdienybėje imame vadovautis savo gyvenime, būtent savo vertybėmis. Net ir čia šį rytą mes atėjome vadovaudamiesi savo vertybėmis, mums tai brangu, mums tai vertinga, mums tai svarbu, tam tikro tikslo. Kažkam galbūt būtų didesnė vertybė pamiegoti iki pietų ir toliau galbūt ar panašiai. Taigi tie principai, kuriais mes vadovaujamės, jie nusprendžia tiek mūsų mąstymą, tiek mūsų veiksmus, tiek mūsų gyvenimą. Tos vertybės tampa mūsų gyvenimo būdo neatsiejama dalimi. Ir tikrai bendraudami su žmogumi, stebėdami kurio tai žmogaus gyvenimą, jūs galite išvelgti to žmogaus vertybės. Anksčiau ir vėliau jūs išvelgsite tasias vertybės, kurias turi tasai žmogus. Taip, tam gali prireikti laiko stebėti, kaip žmogus elgesi vienose ar kitose situacijose. Ir taip jau būna, kad kitą žmogų mes dažniau pastebime negu save. Štai kodėl taip svarbu, kad kažkas padėtų mums patys save įvertinti, prašyti Dievo, kad jis padėtų mums pamatyti savąją širdį, kuri galbūt kažkur tai ima nuklysti į šoną. Ir štai mes ką tik dabar surinkome lėkštutę rinkliavos, jeigu paprašyčiau, ir įvairūs banknotai, ir gali būti ir 5, ir 10, ir 20 eurų. Ir jeigu paprašyčiau kažkurio tai paimti ir sudėlioti taip pagal eiliškumą, didėjančią eilę, turbūt kiekvienas teisingai sudėliotumėte, ne vienas neapsiriktų, net vaiką, kuris jau tik išmoko skaičiuoti, jis teisingai sudėliotų, ar tai būtų centai, ar tai būtų eurai, ir nuo mažiausio sudėliotų iki didžiausio. Reiškia, tikrai mes žinome,
kuris banknotas yra vertingesnis. Čia neapsirinkame. Tačiau kaip yra su moralinėmis vertybėmis, su dvasinėmis vertybėmis? Jeigu čia reikėtų taip išdėlioti didėjančią eilę, ar visada pavyktų teisingai sudėlioti, ar nesupainiotume? Ir čia jau priklauso nuo to, kaip mes vertiname vieną ar kitą dalyką. Čia širdies nereikia įdėti, matai skaičių kokį ir sudėlioji matematiškai didėjančią tvarką. O paminint moralinės, dvasinės vertybės, čia jau dalyvauja širdis ir priklauso viskas nuo to, kiek mūsų širdis, kiek mūsų atgimęs protas, atnaujintas protas vertina vieną ar kitą dalyką. Taigi, kaip tose kitose sritise mums sekasi, dvasinėse, moralinėse sritise, kalbant apie vertybės. Ir dažnai šios vertybės būna tokios skirtingos, nes jas išugdo gana skirtingi veiksniai. Iš kur mes gauname savo išpažįstamas vertybės? Taip, galime prisiminti, ką mes vertinome prieš 10-20 metų, tuomet, kai dar nepažinojome viešpaties Jėzaus. Ir galime pažiūrėti, ką mes vertiname dabar. Kai kurių praeities vertybių net gėda prisiminti, atrodytų. Taip, reiškia, kažkas įvyko viduje. Ne dėl to, kad mūsų galvose smegenų kiekis padidėjo, bet kažkas įvyko perversmas mūsų sieloje. Taip, šeima, draugai, žiniasklaida, visa tai formuoja mūsų vertybės. Taip, kai kurių televizijos kanalų jau 5 metus nežiūriu, kai pamatau, kokios iš ten eina tariamosios vertybės, melas, ten propagandos. Ir nesinori to purvo į save leistis. Bet visiškai steriliam išbūti šiame pasaulyje irgi yra labai sunku. Jūs važiuojate autobusu ir girdite ten radijo imtuvas įjungtas kažką tai kalba. Jūs susitinkate žmogų ir jisai pradeda kažką tai kalbėti, kažką pasakoti, ko galbūt jūs ir nenorėtumėte girdėti, bet burnos jam neužklijuosi. Tačiau daugeliu atveju mes galime pasirinkti, kur eiti, kokį filmą įsijungti, žiūrėti, kokią muziką įrašytą klausyti ar neklausyti, kokių draugų patarimų įdėmiai klausyti, o kuriems sakyti ačiū, išgirdau tavo žodį, aš pasilaikysiu prie savo įsitikinimo. Taip, įvairūs faktoriai, jie ugdo mūsų vertybės. Tačiau ar yra koks pirminis teisingas šaltinis, kuris nulemtų teisingų vertybių išugdymą mumise? Taip, mes dėkojame savo tėvams, kurie galbūt nuo mažumės ugdė mumise geras vertybės, mokė, ateina koks kaimynas, duoda saldainį, o tėtis ar mama sako, ką reikia sakyti? Ačiū. Ir mes dėkingi už tai, tačiau gal ne kiekvienam pasisekė gyvenime taip, kad turėtų tokius tėvus. Gal net nepasisekė į deramą klasę pakliūti, kur netoks kolektyvas buvo. Ir tai taipogi turėjo didelę įtaką jų tolimesnių vertybių išugdymui, išsivystymui. Tačiau grįžtant prie šio klausimo, ar yra koks pirminis teisingas šaltinis, prie kurio kiekvienas žmogus turi prieimą ir galėtų įgyti tas tikrasias teisingasias vertybės. Taip, ir dabar štai turiu Dievo žodį ir jūs galbūt kažkas turi, kažkas namie paliko, kažkas savyje jau didelę dalį šio žodžio turite širdyje ir protuose. Dievo žodis kalba apie tą dvasinę kovą tarp gėrio ir blogio, tarp Dievo, tarp šėtono. Ir šėtonas, jisai propaguoja savasias vadinamas vertybės. Ne veltui jis yra rašte įvardyjamas kaip šio pasaulio kunigaikštis arba šio pasaulio dievaitis. Ir kaip raštas sako, visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Ir ta žodis visas reiškia visos sritys. Jis gali įtakoti politikos sritį, švietimo sritį, medicinos sritį. Visas sritis gali įtakoti, kur tik tai randa žmonių, kurie pasiduoda jo įtakai, kurie nėra su Dievu, kurie yra pavergti, kaip ir visas pasaulis, to piktojo. Visas pasaulis tai ne Himalajų kalnai ir Baikalo ežeras, tai yra visa žmonija, tie, kurie dar nėra išvaduoti iš tosios vergijos per tikėjimą Jėzumi Kristumi. O tai reiškia, kad šio pasaulio kunigaikštis, jis įtakoja
tas vertybės, kurias nori primesti žmogui, kuris yra vis dar pavergtas. Ir šio pasaulio kunigaikščio tikslas, kad žmonės priimtų būtent šias vertybės, kad jomis vadovaudamasis jis gyventų, priiminėtų sprendimus, kad jomis vadovaudamasis jis galėtų toliau vykdyti tą būtent piktojo planą, ką jis yra numatęs šiam pasauliui. Jo tikslas, kad žmonės negalėtų įžvelgti, kasgi iš tikrųjų yra teisinga ir vertinga. Ir jam tai tikrai puikiai sekasi. Ir milijonai žmonių lengvai užkimba ant šio šėtono siūlomo masalo, to jauko. Milijonai žmonių priima būtent jo siūlomas vertybės. Ir mes tai matome kasdienėme gyvenime. Kai kartais atrodo plaukai pašišiaušia išgirdus, kas bandoma primesti kaip kažką vertingo, kas Dievo akise yra didžiausias pasibjaurėjimas ir pasišlykštėjimas. Raštas sako, Paulius sako laiške Korintiečiams, Evangelija tebėra paslėpta einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo, Kristaus šlovės Evangelijos šviesos. Kaip tik praeitą sekmadienį brolis Ilija pamokslą sakė apie Kristaus protą. Jau tą atnaujintą protą, atnaujintą Dievo dvasios, kuris jau ima kitaip mąstyti, kitaip vertinti. Ir štai čia Paulius kalba apie apakintą protą. Visą akimirką uždenkite akis ir pažiūrėkite, viskas tamsu, nieko nematote, vienas kito nebematote, šviesos. Ir įsivaizduokite visą gyvenimą, taip reikėtų gyventi tokioje tamsoje. Pagalvokime, kągi reikštų apakintas protas, kuris nepajėgus įžvelgti, atskirti kairę nuo dešinės, tiesą nuo melo. Ir tokiu žmogumi piktasis gali taip lengvai manipuliuoti, jį valdyti, jį nukreipti. Kaip Jonas laiške 1 sako, nemylėkite pasaulio, nei viso to, kas yra pasaulyje, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Dievo. Praeina pasaulis ir jo geismai, tęsė Jonas, kad kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Ir štai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė. Tai, ką šėtonas naudojo gundydamas pirmuosius žmonės Edeno sode. Tai, ką šėtonas naudojo gundydamas Jėzų dykumoje. Akių geismas, kūno geismas, gyvenimo puikybė. Tai, ką šėtonas naudoja iki šioliai. Visa reklama yra paremta į akių geismą, į gražų popieriuką suviniotą prekę, kuri gali būti pražūtingais nuodais, bet žmogus užkimba ant to blizgučio. Dažnai galvoju, kam reikalinga vaistų reklama televizijoje. Tai jeigu tu susirgai, gydytojas išrašė vaistų ir tu gydaisi. O dabar tarsi tu žmogau pats imi savo ieškoti ligų, kad galėtum vaistą su nuolaida nusipirkti. Taip, tikrai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė. Tuo tarpu Dievas siūlo tikrasias vertybės. Taip, jis per savo žodį, per bažnyčią, per atnaujintą dvasią, širdį, dvasios atnaujintą širdį. Ir todėl mes niekaip negalime apsieiti be Dievo žodžio, tam, kad mes atrastume tikrasias vertybės. Mes niekaip negalime apsieiti be ateimo pas Jėzų Kristų, kad ateitume pas jį, kad būtume atgimdyti naujam gyvenimui, kad galėtume gauti naują širdį, kad būtų atnaujintas mūsų protas ir mes pamatytume, kas yra kas, taip kaip Dievas visą tai vertina, o ne taip, kaip iki tol mes vertinome, arba taip, kaip piktasis mums primeta. Taigi ši kova ji vyksta ir vertybių srityje, nes vertybės jos nulėmė pasirinkimą. Ar tai trumpalaikį pasirinkimą parduotuvėje, kurią duoną pirkti, ar kurią mėsą pirkti, brangesnę be chemijos ar pigesnę su chemija. Visą tai nulėmė tai, kaip ir kiek mes vertiname vieną ar kitą dalyką. Tačiau itin svarbu, kad tai nulėmė mūsų pasirinkimą, kuris nulėmė mūsų likimą amžinybėje. Tai irgi priklauso nuo to, kaip mes įvertiname žmogui pasiūlomus pasirinkimus. Taigi vertybės nulėmė pačią gyvenimo kryptį, gyvenimo kelią. Ir jeigu mūsų priešui, velniui, piktajam, pavyks primesti žmonėms savo klaidingus principus, jis galės išlaikyti tokius žmonės savo valdžioje, savo įtakoje amžinai.
Ir todėl turime kiekvienas nuolat pamastyti, kasgi nulėmė mūsų priimtas turimas vertybės, ištirti jas. Raštas sako apie tikėjimą, ištirkite, ar laikotės tikėjimo, taip ir apie tas vertybės. Mes daugelį dalykų darome, renkamės tiesiog iš įpročio, galbūt iš inercijos, o po to sustoji, pamastai, o kodėl aš tai darau, ar man to reikia, ar iš tikrųjų turi tai kokią vertę, o darau todėl, kad vakar dariau, o vakar dariau už tai, kad užvakar dariau. Ir taip iš inercijos kaip tavo veraitė rate. Ir tada suvoki, kad reikia man iš to ratuko iššokti, atmesti tai ir laikytis to, kas iš tikrųjų dabar man čia ir Kristuje tapo tikrosiomis vertybėmis. Kaip ir Paulius sako, nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Štai gera, tinkama, tobula. Ir Paulius sako, kad mes, kad galėtume tai deramai, tinkamai suvokti, kas yra gera, tinkama, tobula, reikalingas mąstymo atnaujinimas, proto atnaujinimas. Ką gali padaryti? Tik tai viešpats Dievas. Ir kaip jau minėjau, galima išgirsti dažnai sakant, vertybės asmeninis dalykas. Mes turime būti tolerantiški vienas kitam, tu vertini tai, o aš vertinu tai, tai yra vertybė, aš niekam blogo nedarau, rinkdamasis tasias vertybės. Tu darai blogą, tu savo darai blogą, tu savo sielai kenki, tu save į pražūtį varai, pasirinkdamas galbūt būtent tasias vertybės, kurios Dievo akise yra pasibjaurėjimas. Taigi, kai kam gali atrodyti, kad tai gali būti toks teisingas pasakymas, kad argumentas, kad nieko blogo nedarau, mano vertybės tai mano vertybės. Tačiau Dievo žodis kalba ką kitą. Jau Senojo testamento pranašas Izaijas kalbėjo, vargas vadinantiems piktą geru, o gerą piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus karčiais. Sako, vargas tokiems. Taip. Izaijas rašė tai prieš 2700 metų, bet mes matome tą patį ir šiandien, nieko naujo pasaulyje. Daugybė dalykų, kurie yra balti, šiandieną vadinami juodais. Daugybė dalykų, kurie yra juodi, vadinami baltais, nuostabiais. Kartus dalykais įvardyjami kaip saldus dalykai kaip kartus. Ir viešpats sako, vargas, vargas, nes ką žmogus sėja, tą ir pjaus, nes ką žmogus vertina, pagal tai jis ir renkasi gyvenimo kelią. Taigi, būtent siekimas Kristumi, krikščionybė mus apsaugo, kad mūsų nepavergtų toji klaidinga šio pasaulio primetama vertybių sistema. Ir bibliniai principai, jie yra tasai standartas, kuris leidžia mums teisingai vertinti. Ne Biblija be Kristaus, bet Biblija su Kristumi. Taip, mes ateiname pas Kristų, įtikime, priimame jį. Ir Dievo dvasia, kuri yra tiesos dvasia, ji toliau veda mus į tiesos pilnatvę. Mes imame suprasti dvasinės tiesas užrašytas Dievo žodyje, kad galėtume gyventi pagal naujas Dievo nustatytas vertybės savo kasdienėme gyvenime, kad galėtume atskirti, kas iš tikrųjų yra gera, tinkama ir tobula Dievo akise, pagal Dievo valią. Ir būtent Dievo žodis padeda mums ugdyti tasias vertybės, kurias Dievas nori matyti mumise, kaip moralinis tyrumas, šventumas, teisumas, tai yra vertybės. Ir joks kolekcionierius jums tosios vertybės negali parduoti, pasiūlyti ir jūs jos negalite nusipirkti niekur už jokią sumą. Už kiek galima būtų nusipirkti sąžinę, moralinį tyrumą, šventumą. Ne, bet Dievas tai duoda, apvalo, kad mes tai įgytume, augtume tame, jeigu mes ateiname pas jį. Paklusnumas, nuolankumas, dosnumas, gailestingumas, tai yra tikrosios, didžiosios vertybės. Ir piniginė išraiška skaičiais, kiek skaičių užrašyta ant banknoto, jų neįmanoma įvertinti, jos yra neįkainojamos, bet jos kiekvienam gali būti prieinamos Jėzuje Kristuje. Visi išminties ir pažinimo lobiai yra Jėzuje Kristuje, sakoma šventajame rašte. Išmintis, meilė, kiek galėtume įvertinti šią vertybę.
Galime nusipirkti ten kažkur tai viduramžiais žmogų kaip vergą galėjai nupirkti, bet vergo meilės tu nenupirksi. Tu gali tą vergą prirakinti grandinę, gali jį laikyti savo nusavybę, bet kad jis tave pamiltų, likdamas prirakintas grandinę, tikrai tai būtų neįmanoma. Raštas sako, pagarbi viešpaties baimė išminties pradžia. Ir ta pagarbi viešpaties baimė, matai kai kurių mūsų vadovų sprendimus ir galvoji, taip, negi žmogus visiškai neturi Dievo baimės, kad taip elgesi su mūsų tauta. Taip, gyvename pasaulyje, kur visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Todėl kiekvienam žmogui reikalingas išvadavimas iš to pavergimo. Ir tas išvadavimas neįmanomas yra mūsų pačių žmogiškomis jėgomis. Jis įmanomas per naują gimimą. Per naują gimimą, per atgailą, per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Jėzus pats yra pasakęs, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, bus išvaduotas. Jėzus yra pasakęs, jei sūnus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Taip, daug kalbama apie laisvę, tačiau kuo toliau, tuo labiau matai, kad tas žodis laisvė jau tapo toks nuvalkiotas šiame pasaulyje, visiškai primirštant, kas yra tikroji laisvė, ta vidinė laisvė. Taigi Paulius primena, kokios vertybės dominavo mūsų gyvenime. Noriu paskaityti keletą žodžių iš laiško Romiečiams. 6 skyriuje štai Paulius sako, būdami nuodėmės vergais, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo, bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės. Juk anų dalykų galas – mirtis. Kokią naudą turėjote iš to, ko dabar gėdijatės. Buvo tam tikri dalykai, tam tikros vertybės mūsų gyvenime, mes jų nesigėdijome, mes jas vertinome, mums tai buvo vertinga, brangu, mes jų laikomės įsikibę, mes gyvenome pagal tuos principus. Tačiau štai atėjome pas Kristų, Kristus mus priėmė, kažkas įvyko mūsų širdise ir iki šioliai, prisimindami tasias vadinamasias praeities vertybės, mes jų gėdijamės. Ne dėl to, kad mes daugiau žinių įgyjame galvoje, o dėl to, kad Dievas davė naują širdį, naują sąžinę atnaujino ir mes dabar pamatėme jau atvertomis širdies akimis, kas iš tikro yra vertinga ir kiek mes laiko praleidome tuščiai gyvenime, vertindami tai, kas surdyjusio skatiko neturi visiškai žmogaus gyvenime. Laiške Efeziečiams Paulius sako, vėlgi primena, kaip mes gyvenome, ką vertinome, kai buvome mirę savo nuodėmėse. Jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamėsi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose, tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti, vykdydami kūno ir minčių troškimus. O kokios tos mintis būna žmoguje, kuris neturi Dievo dvasios, kuris nėra atgimęs? Taip, kūniškos mintis, kūniški geismai. Ir vergavome tiems kūniškiams geismams ir tosioms mintims. Taip, apaštalas Paulius, rašydamas taipogi Efezo bažnyčiai, sako, nesielkite, kaip elgėsi pagonis. Ir dėl to, kad jų protas yra aptemdytas ir panašiai. Ir dar noriu paminėti apaštalą Petrą, kuris taipogi svarbu paraginimo perspėjimą mums pateikė pirmame laiške, 4 skyriuje. Kristus kentėjo kūnu, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimį, jo kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusi laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusi laiką buvote pasidavę pagonių valiai, gyvendami begėdystėmis, geiduliais, girtavimu, pokyliavimu, išgėrimais ir neleistinomis stabmeldystėmis. Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį palaidumo verpetą ir jie pikžodžiauja. Taip, begėdystės, geiduliai, girtavimai, pokyliavimai, tai buvo mūsų vertybės. Mes tai vertiname. Vėl įvyko pokytis ir dabar sako, ir dabar jie pikžodžiauja, kad jūs nebebėgate kartu su jais. Pasikeitė vertybės.
o šios pakeitė gyvenimo kryptį, pakeitė pasirinkimą ir pakeitė gyvenimo kryptį. Dabar jūs jau einate visai kitų kelių, išganimo kelių, išgelbėjimo kelių. Ir todėl raštas ragina mus tarnauti teisumui. Sako, kai buvote nuodėmės vergai, jūs paklusote tą mokymo pavyzdžių ir tapote teisumo tarnais. Tai ir toliau tarnaukite teisumui, tam, kas iš tikro turi išliekamąją vertę. Taip, mūsų protas yra tvirtovė, ją nuolat puls mūsų priešas, bet jeigu tas protas atnaujinamas Dievo dvasios, piktojo strėlės nepakenks mus. Štai kodėl vienas iš dvasinių ginklų yra išganimo šalmas. Šalmas reikalingas, kad apsaugoti nuo tų pavojingų kulkų. Taigi neįsileiskime piktojo siūlomų vertybių, nes jos gali pavergti, pražudyti sielą. Kritiškai vertinkime visą, ką mes girdime, ką matome, ką perskaitome, ką mums siūlo. Vertinkime žiūrėdami per Kristaus prizmę, per Dievo žodžio prizmę. Taigi, norėdamas apgauti, šėtonas, jisai imsis pačių įvairiausių metodų. Jis moka įvynioti pačius nuodingiausius nuodus į patį gražiausią blizgantį popieriuką, kad tik žmogus užkibtų ant to blizgučio. Todėl raštas ir sako, nemėgdžiokite šio pasaulio, nepamirškime, kas yra šio pasaulio kunigaikštis, šio pasaulio dievaitis. Ir ta situacija išliks, kol Jėzus neateis pasiimti mūsų pas save. Nuolat paklauskime savęs, kai reikia kažką rinktis, įvertinti, ar tai yra teisinga, ar tai ugdo, ar tai neprieštarauja Dievo priekštiems principams, ar tai neatitolina manęs nuo Dievo, ar tai nestabdo mano dvasinio augimo, ar tai netrukdo mano siekimui Kristumi, ar tai nesukels dvejonių, abejonių mano tikėjimo kelyje, ar tai neužkietins mano širdies, ar tai neatbukins mano dvasinio suvokimo, mano dvasinės įžvalgos, ar tai nepavergs manęs. Taip, daugelis dalykų yra tokių, kurie galbūt iš karto nepražudo mūsų, bet jie yra tokie tušti, nevertingi. Čia kaip sako, maistas be kalorijų, be maistingų medžiagų. Skrandį apgavai, bet naudos jokios negavai. Tai taip yra ir su tosiomis vertybėmis. Rinkdamėsi tai, ką siūlo Dievas, mes tikrai niekada neapsigausime, tik tai Dievo siūlomos vertybės, tik jos veda į tikrąjį gyvenimą, į amžinąjį gyvenimą. Tačiau jeigu mes rinksimės tai, ką siūlo pasaulis, būtinai nusivilsime. Ir tas nusivylimas gali turėti amžinas pasiekmes. Paskaitysiu Pauliaus žodžius laiške Filipiečiams. Paulius primena taipogi, kokiamis vertybėmis jis gyveno ir kokią karjerą tikrai galėjo jis padaryti, būdamas žydų rabinas. Tačiau jisai sako, visą tai laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų, kad būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Jis sako, pamiršęs, kas už manęs, veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taip, už tai, kad jam tai yra vertingiausia, brangiausia, tai yra jo tikroji vertybė. Pamastykime, kas yra mūsų didžiausia vertybė. Ir Pauliaus raginimas, padrasinimas šis skirtas ir mums. Sako, kad ir kiek nuėję, toliau ženkite tą pačią kryptimį. O jeigu kažkur tai kažko dar iki galo nesuprantate, sako, jeigu širdyje yra troškimas, tai Dievas ir tai jums apreikš, sako Paulius. Tik tai laikyk žvilgsnį į Kristų, žiūrėk į jį. Nes mes, kaip Paulius primena, esame dangaus piliečiai. Dangaus piliečiai ir iš dangaus mes laukiame mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus, kuris, kaip raštas sako, pakeis mūsų vargingus kūnus ir padarys juos panašius į savąjį, išlovingai. Tai yra vertybė, tai yra ta tikroji vertybė, kurios neįvertina, nepažįsta didžioji šio pasaulio gyventojų dalis. Taigi, ką mes renkamės, kad vestų mus gyvenimo kelyje? Dievą ir jo žodį, kuris vestų į gyvenimą ir gerovę, pasaulį, jo siūlomus principus, jo primetamas vertybės, kurie veda į mirtį ir pražūtį, ar tik tai Dievo žodyje apreikštas vertybės, kurios yra iš tikrųjų tikros ir teisingos, ar mes renkamės
Dievo dvasios vedimą, tiesos dvasios, kuri veda į tiesos pilnatvę. Nes gyvenime yra tik tai du keliai. Mes skaitydami Senąjį testamentą pakartoto įstatymo knygoje viešpats kalba, štai prieš tave dedu du kelius - gyvenimą ir mirtį. Rinkis, ką renki. Renkiesi mane, mano žodį, turėsi gyvenimą. Ir apie du kelius kalba viešpats Jėzus. Tik tai du keliai, siauras ir platus. Sako, platus kelias, kuris veda į pražūtį ir daugelis jo einančių. Ir koks siauras kelias, kuris veda į gyvenimą. Ir tik nedaugelis jį atranda. Du keliai. Ir kiekvienas žmogus gyvenantis žemėje turi galimybę rinktis. Vieną arba kitą. Taigi, kurį renkiesi tu, jeigu dar iki šiol nepasirinkai. O jeigu pasirinkai siaurąjį kelią, kaip liaudiškai išmintis sako, nepames kelio dėl takelio. Pasimelskime. Dėkojame tau viešpatie už šį rytą, už tą laiką praleistą tavo akivaizdoje, šventųjų susirinkime, šventųjų sueigoje. Mes galėjome giedoti